Mus šiaip galima sutikti dažniausiai dirbančias ne Vilniuje, nes mūsų darbo pobūdis yra toks, kad mes nedirbam didžiuose miestuose. Tai kad mes esam Šiauliuose yra šiek tiek išimtis, nes mes šiaip dirbam po visą Lietuvą, važinėjam dažniausiai po kaimus, mažas vietas. Esam buvę visuose rajonuose turbūt. Esam aplankę beveik 100 Lietuvos mažųjų miestų ir kaimų. Tai ir šią vasarą irgi būsim kaimuose, o rudenį ir pavasarį lankomės ir mokyklose, kartais dienos centruose, kur dirbam su bendruomenė ir iš tikrųjų statom tokius mažosios architektūros objektus. Jo, ir mūsų darbo pobūdis, mes esam architektė su Evelina. Kuo mes skiriamės nuo daugumos architektų, tai kad mes daug dirbam su nearchitektais. Tai mūsų kuriama architektūra yra kuriama su jos naudotojais, dažniausiai vaikais ir jaunimu. Tai mūsų vaikai ir jaunimas yra mūsų bendraautoriai. Tai mes visada dirbam komandoje, esam dviese, arba turime daugiau architektų, tada turim visada bendrakūrėjus vaikus ir jaunimą, kurie yra ir idėjos autoriai, viską sugalvoja, nusprendžia, kur ką daryti ir ką daryti, ir tada mes kartu statom. Iš tikrųjų, keliaujančios architektūros dirbtuvės tai yra jau daugiau nei 10 metų. Mes iš tikrųjų 13 sezoną turim dirbtuvių projektą ir jis gimė prieš 15 ar 16 metų, kada iš tikrųjų architektai neturėjo labai daug darbo, tokia buvo kaip ir darbo krizė, tai sugalvojom tokią kultūrinę visuomeninę veiklą užsiimti, pasižiūrėti, ką galima nuveikti daugiau su architektūra ir edukacija iš tikrųjų. Ir ta mūsų pirminė komanda, jinai plati buvo irgi iš architektų, kurie tiesiog skyrė savo laiką ir sugalvojo, kad norim aplankyti ir pasižiūrėti, kaip tie ne architektai kuria savo gyvenamąją aplinką ir iš tikrųjų parodyti, kad tai nėra kažkoks labai sudėtingas dalykas, kad reikia tiesiog paimti, susiorganizuoti ir realiai per labai trumpą laiką galim pastatyti arba pakeisti savo gyvenamąją aplinką. Iš tikrųjų, Šiauliai yra išskirtinis mūsų projektas, vietovė vadinkim, ir pats projektas yra netradicinis, nes dirbom su mokiniais iš skirtingų mokyklų, kurie savo norų prisijungė prie projekto ir dalyvavo tiek edukacinėse veiklose, kuriant objektą, kalbant apie architektūrą, dizainą kaip tokį. Ir kartu statė ir gyvendino šitą projektą per labai trumpą laiką. Nes mes iš tikrųjų susitikom 3 kartus ir perstatėm per 3 kartus. Tai yra labai trumpas laiko tarpas apgalvoti tą projektą ir jį ne tik sugalvoti, suprojektuoti, nes su jaunimu darėm tyrimą, analizavom vietas prie bulvaro, ar ne, mes šiuo metu esam šalia Dailės galerijos, bet svarstėm vietas ir tiesiogiai ant bulvaro. Svarstėm ir tolėliau prie gyvenamųjų namų. Buvo pasirinkta ši vieta labiau akcentuojant santykį būtent su Dailės galerija, kad jie norėtų rinktis ir burtis prie jos. Pasirinkom šitą vietą. Bet kartu yra, kad per visą procesą tyrinėdami aplinką kalbėjom apie įvairius variantus, kas ten galėtų atsirasti, kokia funkcija reikalinga. Tai labai sėkmingai išsianalizavom, priėjom bendrų kažkokių sutarimų, kas galiausiai tapo mūsų terasa su tokia pakelta dalimi, baru vadinkim, tokiu kažkokia aukštesnė dalim ir mobiliais baldais. Tai yra pradinė funkcija, kuri yra reikalinga visoms kitoms idėjams įgyvendinti. Gal dar tas kontekstas Šiaulių Dailės galerija tapo mums šiek tiek kitokiu kontekstu, nes mes dažniau dirbam su teritoriniais žmonėmis, kurie gyvena šalia. Galerija tapo vieta, kuri suburia miesto žmonės, irgi teritorinė tokia vieta, bet suburianti bendraminčius, kuriems artimas yra menas, kūryba, tai kitoks priėjimas, kitokie žmonės. Tai galerija jūs esate tokia burianti vieta, tai tie vaikai, kurie pas mus atėjo, yra tie, kuriuos jūs būrėte, kuriuos būrė bendras interesas. Šiaip mokame labai sudėtingai paaiškinti savo profesiją arba savo darbą, tai mes mokomės adaptuoti, pritaikyti savo kalbą, o vaikai mokosi naudoti architektūrinę kalbą ir
ką mes dažnai pastebim, kad per mūsų procesą vaikai pradeda naudoti erdvinės savokas kažkokias kaip proporcija, kaip kontekstas, galbūt kaip, nežinau, ten poreikis, funkcija kažkokia, tai jie pradeda kalbėti apie tai. Ir tai yra labai naudinga kaip tau, kaip miestiečiui, kaip piliečiui, nes tu daugiau suprasdamas apie aplinkos kokybę, tu tiesiog tampi geresniu piliečiu, nes tu pilietis tiesiog tampi reiklesniu užsakovų, pavyzdžiui, aplinkai iš miesto, iš savo darbo kažkokio ir galbūt tu tada gražesnių namų nori, gražesnės aplinkos, gražesnio darbo. Bet dar pridėčiau, kad be šitų pristatymo įgūdžių, vadinkim, arba tiesiog sąvoko apie architektūrą, apie erdvinį suprokimą, kaip miestas veikia, tai vis tiek yra įgyjamos ir tokios, 21 amžiaus, vadinkim, kūrybinio mąstymo, pristatymo tos pačios idėjos, kompleksinių kažkokių klausimų sprendimas ir taip pat vis įvairūs įgūdžiai, kurie reikalingi yra pilietiškumo skatinimo arba tam tikrų pilietiškumo, aktyvaus piliečio buvimo, tokio principų suvokimui. Jo, pavyzdžiui, dialogas tarpusavio, nes mes būdami piliečiai turime susišnekėti, kažkaip susitarti, kompromisą išgauti. Tai čia yra toks procesas. Mes su Evelina, kaip architektės, turbūt bandome kuo mažiau įtakoti mūsų dalyvius, kad jie daryti kuo mažesnę įtaką jiems, kad jie patys prieitų prie idėjų, sprendimų. Tai mūsų darbas sujungti viską į vieną kažkokią, tai architektūra labai įdomi gimsta. Mes, kadangi daug dirbam su skirtingo amžiaus mokiniais, tai pastebim, kad vaikų architektūra, paauglių architektūra ir suaugusių architektūra yra labai skirtinga. Tai va čia mes dirbam su paaugliais, tai čia yra paauglių architektūra. Tokia, kokias reikia jiems. Jeigu suaugusiai kurtų, tai jinai visiškai kitaip atrodytų. Jeigu vaikai kurtų, irgi kitaip atrodytų. Tai jinai tokia specifinė, kontekstuali pagal tą amžiaus grupę, kuri kuria. Kitas dalykas, kad iš tikrųjų mes kurdami šitą objektą su vaikais svarstėm visus scenarijus, kas tai galėtų, kur yra galbūt saugiausia tam objektui atsirasti, kas būtų naudotojai, kaip galbūt naudosis. Bet nuolatos kaip ir pasakojom, kad tų atvejų yra skirtingų, tai nėra taisyklė dėl suniokojimo. Dažniausiai tai būna iš tikrųjų, kad tas prižiūrėtojas, kuris mus pasikvietė, kuris inicijavo šitą objekto pastatymą, jisai nebenori, jam nebeaktualu, pavyzdžiui, būna. Tada jisai yra išardomas arba perkeliamas kur nors. Bet tokio atvejo, kad jeigu jau prasideda, kaip sakant, kažkokie klausimai, kažkur dalis yra netinkamai naudojama, prasideda dialogas. Nes ta bendruomenė, kuri pasikvietė statyti, kurie statė, visada, va čia kaip taisyklė, jie rūpinasi ir jie sprendžia, kas netinka, kas taip, kas tinka, ar ne? Ir tada būna įvairus ir įdomus dialogas iš tikrųjų tarp tų, kurie norėtų vienaip naudotis ir tų, kurie intenciją kūrė kitokią. Šiauliai ir architektūra, man atrodo, santykiai turi sudėtingą, nes Šiauliuose požiūris į kokybišką architektūrą ir jos saugojimą nėra labai geras, sveikas ir turėtų keistis, mano manimu. Nes taip kaip architektūra Šiauliuose yra saugoma ir vystoma, tai matosi, kad tie, kurie dalis žmonių, kurie ją vysto, saugo, nemyli šito miesto ir nemyli šitos architektūros, tai dalis pastatų yra labai smarkiai keičiami ir ne į gerąją pusę. Tai gaila. Tai norėtųsi tokio gilesnio požiūrio į architektūrą, atviresnio, kokybišką aplinką, dialogo turbūt reikia. Tai kai kurios tendencijos yra labai sudėtingos jo. Tačiau bendrai taip pasižiūrėjus į Šiaulių architektūrą, dar tiek tokie festivaliai kaip Pastatai kalba, tarkim, kurie irgi nesenai prieš porą metų, jei neklystų, vyko Šiauliuose, parodė, kad būtent ir mažesniuose miestuose, ne tik ten didžiuosiuose miestuose, yra labai geros ir kokybiškos architektūros, kurią galima domėtis, kuri yra vertinga būtent tam miestui, tam rajonui būdinga architektūra ir būtent tai yra vertybė
visos Lietuvos turbūt atžvilgių, nes tam tikrų objektų stilių ar išraiškos net nekur kitur nerasi, kaip pavyzdžiui, rasi tokius kaip Šiauliuose. Ir tai yra, ką Margarita ir minėjo, jų priežiūra, jų įveiklinimas tų objektų yra labai svarbus identitetui, miesto identitetui ir žmonių identitetui. Turbūt kaip jie siejas, kaip save mato to visų nacionaliniu mastu. Tai architektūra yra labai galingas dalykas formuoti ne tik vietos veidą, bet ir pačią žmogaus savivertę, bendruomenės, santykį su aplinka, priklausymą bendruomeniai ir visa kita.